Žilvinas sako, kad nuo parazitų mūsų organizme galima susirgti net onkologinėmis lygomis. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Jeigu atvirai, tai mes esam visi, kiekvienas vaikščiantis zoologijos sodai. Turim apie 30 rūšių kirminų. Kiekvienas. Taip, kiekvienas. Ir jūs turite. Taip. Čia klausimas tik žmogus jis neįsigina, taip, jisai turi. Aš net nesiginu nuo jokių kirminų. Pagalvau, kad man ramiau būtų. Jo, ir jie ten, kaip minėjom, ir ženės, ir kako, ir sisio, išskiria toksinus į kraują. Ir kada organizmo imuninė sistema jinai pasilpsta pastoviai neutralizuoti tos toksinus, tiesiog kartais mutuoja audinių tos ląstelės ir tai gaunasi onkologija. Pagrindiniai vėžio atsiradimo kaip priežastis yra dvi. Tai yra grybelis organizme ir parazitų išskiriami toksinai. Viskas. Jeigu mes susitvarkom su šitais pertekliu šitų parazitų, žmogus jisai pasveiksta. Kadaise, kai aš buvau mažas, tiesiog turėjau tokią patirtį. Tėvai mane nuvesdavo pas senelę. Ta senelė, jinai buvusi žolininkė. Ir man būdavo 5 metai, mane nuveda pas senelę mane padaboti, pasaugoti. Ir senelė visą laiką būdavo pasiruošusi šaukštą pelyno. Ir mane Žilvinuku vadindavo, sako, Žilvinuk, va dabar tau pelyno šaukštą išgerti. Ogi kartus, nenorit? Jo, aš iškart į dūdas, į kampą įsispraudžiu, nenoriu gal, Kaip? Patarkite, kaip jūs priversdavo? Jo, ir jinai būdavo, kadangi išmintinga buvo, jinai sako, žiūrėk, sako, įsitraukdavo 15 kapeikų ir sako, duosiu iš to 15 kapeikų, tu nusipirksi ledų. O ledus aš be galo mėgau ir jie man dideli tokie atrodė, žodžiu. Ir mane taip įviliodavo. Aš gaudavau tą 15 kapeikų, prikaupdavau paskutinės valios likučius ir išgerdavau tą pelyną. Imam ir padegustuojam gal pelyno. Atsivežiau kaip tik pelyno. Jeigu jūs nieko prieš, aš turiu tokias čierkeles, gal padarysim tokį flash mobą. Visi į sveikatą palinkėsim. O 15 kapeikų duosi? 15 kapeikų pareikalavo mūsų viešnia Genovaitė. Nu taip, bet jam tai duodavo, o jis nieko. Ačiū. Pelynas, čia daug to žolės. Palaukit, kol visi jau, kaip sakant, Turės vienu kartu. Bus kolektyvinis sąmonė bus. Man daugiau prašau. Į sveikatą. O čia tikroji prasmė į sveikatą, tai apgalabysim kirminus, suaugėlius ir už mamą, už tėtę, už ką. Geriausia, aš padės blogiausiai nepakenks, ne? Aš tai už kirminus. Ta prasme, kad jie išeitų. Bet iki dugno. Varom iki dugno. Normalus. Ar yra kažkokia norma, kiek reikia išgerti tos karčios arbatos? Iš tikrųjų, literatūrai rašo, kad didesni kiekiai gali paralyžuoti visokius dalykus, bet kadangi mes praktikai su žmona ir išbandėm tos dalykus, tai kartais pavasarį, rudenį yra toksai kursas. Aš tą kursą papasakosiu ir kiekvienas gali padaryti. Tai yra, trunka 2 savaitės. Kiekvieną rytą jūs atsikeliat ir užsiplikom arbatinį šaukštelį puodeliu vandens verdančio. Taip. Ir kada jisai atvėsta, anksti ryte tik pabudę, išgeriam tą pelyną ir jūs visą dieną vaikštot savijauta kažkokia kitokia. Skrandis labai gerai dirba, kažkas kito. Tai gaunasi, kad žaibiškai sustabdoma šitų kirminų išskiriami toksinai. Jie tiesiog žūna. Kita priemonė. Visos tos priemonės, kurios kolegos minėjo, kraujotaką gerinti, viskas tvarkoja, bet viską atstoja, tai yra augalų išskiriamos medžiagos, tai yra fitoncidai, tai yra tokios lakiosios organinės medžiagos, kurias išskiria ypatingai daug spigliuočiai medžiai, pušis, eglės, žodžiu, ir jos veikia baktericidiškai ir fungicidiškai. Tai yra užmuša bakterijas ir grybelius. Tai galima kiekvieną, sakykime, rytą pasidaryti tokį gėrimą, prisikarpom, sakykime, pušies spiglių, prisikarpam arba prisidraskom į kažkokią grūstuvę. Taip. Arba į paprasčiausios pušies. Blenderis arba smulkintuvą, žodžiu. Ir tiesiog su šiltu vandenuku užpylus praplakti, žodžiu, ir jums gaunasi toksai žalias, chlorofilo pilnas gėrimas. Ir tas chlorofilas, jisai turi šitų fitoncidų, šitų lakių medžiagų. Žilvinai, kiek spiglių daug?
Ar Tiesiog pakanka nepadauginsim? saujos. Nu, saujelės, tokios, Saujelės. nereikia labai didelės saujos, saujelės. Ir tiesiog juos, kada užpilate vandeniu, juos sugrūsti arba sublenderiuoti. Nereikia ten laikyti. Čia ir yra jau tas skystis. Taip, jeigu... Bet aš jau čierkų nebeturiu. Turim. Kas turi, tiem pilkit. Tai va, tai... Pasidalinsim iš tikrųjų, po laidos paragausim. Realiai tai būtų, ko gero, tobuliausi pusryčiai. Dėkui. Ir mes visai dienai Nemokamai viskas. jisai valo kraują, raudonųjų kūnelių, skatina gamybą, jisai užmuša karieso bakterijas, sukėlėjus. Nu, viską, ką jūs esat girdėję apie vaistus, viskas šitame chlorofile. Mūsų viešnia Genovaitė vienu metu taip tiksliai pareplikavo, sako, ir nieko nekainuoja. Reikia tik domėtis, ką mums siūlo gamta, ką mums siūlo aplinka. Ačiū visiems, kas neabejingi ir rūpinasi savo sveikata. Būkime sveiki.